Sveiki žvejai! Sveiki! Šį kartą sveikinamės su jumis su Valdu ir kaip matote, šiandien karšių genocido nebebus. Šiandien nebenaudosime tų ypatingai nesvietiškai kibių pelečių. Tiesiog atvykome prie upelio šiek tiek atsipalaiduoti, pasivaikščioti po lietuviškas džiunglės ir pamėginti suvilioti vieną kitą upėtakį su wobleriais. Taigi, kaip mums seksis, žiūrėkite šioje laidoje. Einam? Einam. Taigi, kaip ir minėjau laidos pradžioje, šiandien su mumis yra Valdas ir į laidą pasikviečiau neatsitiktinai. Jeigu pamenate, pavasarį kartu su juo taipogi žvejojome prabudančios gamtos margutį. Na, o šiandien norime skirti daugiau dėmesio būtent vidurvasario upėtakiui ir keliaudami upė aukštyn prieiti prie būtent tipinių jo slaptaviečių, prie tipinių vietų, kur stovi upėtakiai. Ir jas pamažu apgaudant, papasakoti, kaip pravesti masalą, kaip paduoti masalą ir kaip atpažinti būtent tipinę upėtakio slaptavietę vasarą. Valdas, gaudydamas tauriąsias žuvis, yra praleidęs ne vienus ir ne dviejus metus. Tiesa, šiuo metu jis daugiau susiorientavęs būtent į sportinę dugninę žūklę, tačiau anksčiau atrasti įgūdžiai niekur nedingsta ir tikrai manau, kad jisai mielai pasidalins ir su jumis, bičiuliai, būtent savo visomis žinomis, kaip pagauti margąjį upėtakį vidurvasarį. Taigi keliaujam upė aukštyn ir pasigilinsim į margųjų upėtakių gaudymo paslaptis. Taigi atėjome į vieną iš tipinių vietų. Ties mumis yra, kaip matote, įvirtęs medis. Kiek aukščiau irgi įvirtų šaka ir dar vienas medis įvirtęs aukščiau. Kaip matote, anoje pusėje ties viduriu nesimato apačioje dugno, tai reiškia, kad yra pagilėjimas ir srovė pakankamai šitoje vietoje stipri. Viena iš tokių, sakyčiau, tipinių vasarinių vietų, ar ne, Valdai? Klasikinių. Taip, klasikinių vasarinių vietų. Ir dabar Valdas pademonstruos, kaip reikėtų tokią vietą apgaudyti, na, aš pamėginsiu šiek tiek pakomentuoti. Nuo ten pradėsiu ir žygiuosiu į viršų. Vietą apgaudyti pradedame nuo artimiausio taško, natūralu. Jeigu ten būtų upėtakis ištraukus jį, neišsibaidytų aukščiau esantis. Be abejo, reikalinga metimam atlikti tikrai ne vieno ir ne dviejų kartų praktiką, kaip matot, Valdas mėto labai tiksliai ir po truputį kyla aukštyn. Atkreipkite dėmesį, kad stovėdamas viename taške nepapuolu į upėtakio matymo zoną, ta prasme, apmėtau nuo pat pradžių ir iki pat galo visą šitą vietą.
Nu, va, nesulaukėme kibimo, nors vieta iš tikrųjų labai gan klasikinė. Šiaip žuvis turėtų stovėti, bet gal mes per garsiai atėjom. Nu ką, keliaujam toliau. Na, va, dar viena, taip vadinama, tokia visiškai taškinė vieta. Kitam krante įstrižai, matot, yra tas įvirtęs medis, toks kaip ir nedidelis trikampėlis, ir atkreipkit dėmesį, būtent ten krenta nuo medžių pavėsis. Ir jeigu turite šiek tiek tobulesnius negu įprastus metimo įgūdžius, tai tikrai verta yra paduoti masalą būtent į tą trikampėlį, į tą pavėsį ir pravesti, kad ir keletą metrų, nes tokioje vietoje tikrai gali slėptis nuo vasaros kaitros margasis upėtakis. Tai va, turėjome vietelę tokia neišlengvų, tai guli medis vienas, guli medis kitas, pakankamai labai patogus krantas, aukšta žolė, bet pademonstruosiu, kaip reikia elgtis tokioje vietoje. Na, kaip matot, metimas visiškai priešingą krantą ir stengiasi Valdės Woblerį palaikyti šalia to įvirtusio medžio. Na, iš pirmo metimo nieks nepasirodė, verta tokioje vietoje keletą kartų užlaikyti masalą norimoje vietoje ir galbūt kažkas išlys. Na, va, šį kartą jau pasisekė geriau užmesti. Ir štai Valdės užlaiko masalą ir kibimas. Nereikia važiuoti ir į Amazonę, užtenka lietuviško paupio. Priėjau dar vieną klasikinę vasarinę upėtakio buveinę. Tai yra du medžiai, vienas per vidurį duobės, vienas pačioje pabaigoje. Tai iš tikrųjų yra tikrai klasikinė vieta. Šitam reikalui užsidėjau 5 cm Mariją woblerį su oranžiniu pilvu ir samaniniu viršumi ir matiniais baltais šonais. Tai va, aš taip karts nuo karto sudrebindamas viršūnėlę sujudinu woblerį ir taip išlaikau woblerį upėtakio atakos zonoje.
Išgirdau bulkuojančią žuvį. Manau, kad tai upėtakis. Ir eisim patikrinsim. Vieta pakankamai aiški. Eina iš vienos pusės žolės, iš kitos ir per vidurį vagelį tokia pagilėjimas. Metam tiesiai, šiek tiek dešiniau. Ir arčiau to kranto, kad jau kaip pravesime tiesiai prieš šitą pagilėjimą, kad vobleris maždaug atsidurtų per centrą. Ir taip užsilaikytų upėtakio atakos zonoje. Yra. Yra. Nenori pasiduoti. Na kągi, aptarėme keletą tipinių upėtakių laikymosi vietų. Matė, Valdas pagavo kelias gražias žuvis. Einame upė aukštyn, žvejosime toliau. Iš tikrųjų, pirmas įspūdis, kuris man susidarė, tai kad kuo yra sudėtingesnė vieta, tuo jinai yra perspektyvesnė. Taigi einame, žvejosime toliau. Matysite eigoje, kokias vietas mes tikriname, kur mes gaudome ir tikrai sudarysite dar papildomus įspūdžius, kurgi reikėtų žvejoti. Nu, o mes laidos bėgyje pakalbėsim dar daugiau ir apie masalo padavimo techniką, kaip jį reikia pravedinėti, kaip jį pravedinėti būtent mėtant prieš srovę. Pastebėjau, kad pavakarykščio ir užvakarykščio lietaus vanduo šiek tiek pasidrumstęs. Galvoju, kad reikia jiem kažką tai pasiūlyti ryškesnio, norint išprovokuoti. Nu ką, pirmasis, nedidelis, bet smagus. Iš paties seno kampo paėmė. Iš tikrųjų, vasarą jie labai atsargus, reikalaujantys tikslaus metimo. Ir šiandien su Valdu mes einam prieš srovę, kaip ir dažnoje mūsų upėtakinėje žvejyboje. Ir vasarą toks būdas mano galva yra pranašesnis. Aišku, egzistuoja dvi upėtakininkų stovyklos, vieni eina pasroviui, kiti prieš srovę, tačiau vasarą, kai vanduo skaidrus, kai upėtakiai ypatingai baikštus, kai upėtakiai yra sulindę į savo slėptuves ir baidosi menkiausio triukšmo, tada, manau, yra verta eiti prieš srovę, tam, kad juos mažiau baidytų žingsnių, sukeliamas medžių, šakų įvairių laužimas ir panašiai.
Taigi einam dabar aukštyn dar šiek tiek. Patikrinsim dar keletą vietų. Sėdėjau sekliau neriantį woblerį, kad galėčiau pademonstruoti keletą traukimo technikų, kaip elgtis vienoje ir kitoje situacijoje. Pasitengsiu įmesti iš tai tas šaknis dešiniai pusėje. Ir štai, kad tu trauki woblerį vos trukčydamas su srove. Praktiškai wobleris plaukia tokiu pat greičiu kaip ir srovė. Ir šiek tiek Valdas su meškeryko čiogaliuku suteikė jam švelnius judesius. Kada stoju vietoje ir matau, kuri vieta daug maž yra perspektyviai, kur aš galvoju, kad laikosi žuvis, tai toj vietoje stengiuosi išlaikyti masalą. Ir stengiuosi tai tuo krantu, kad jisai daugiau ir plauktų, neitų į šitą pusę. Nes jeigu jūs vesite tolygiai, jis srovė paprasčiausiai priplaks prie kranto. Nu va, gražesnis. Na, ko gero, nereikia niekam priminti, kad leistinas paimti upėtakio dydis yra 30 cm. Paimti galime daugiausia 3 žuvis, tačiau mes šiandien su Valdu, kaip matėte, viską paleidžiame atgalios. Be abejo, rekomenduojam taip daryti visiems. Iš tikrųjų atvažiavom upėtakiauti po tokio lietaus. Jaučiasi, kad reikia šiek tiek tokių agresyvesnių, ryškesnių masalų. Prasme, būtinai, kad būtų morka pilvas. Iš tikrųjų upėtakį tai labai vilioja. Na va, sėkmingas wobleris. Pradžiai padovanojo man vieną nedidelį, o dabar ir didesnį. Nors Valdas rekomendavo man gaudyti su matiniu, tą pats, kurį labiausiai mėgsta, tačiau vis tiek norėjosi man to blizgesio. Ir štai, prašau, pasiteisinu.
Nu štai gan taiklus metimas po to medžiuku. Ir iškart rezultatyvu. Be abejo, kalbą apie voblerius pasilikome pabaigai, tačiau daug ką patys viską matėte. Iš tikrųjų, nors ir vidurvasaris ir atrodo, lyg skaidresniam vandenį turėtų veikti natūralesnių spalvų masalai. Tačiau mes su Valdu šiandien atsidūrėme prie upės po vakarykščio lietaus. Vanduo šiek tiek pasidrumstęs ir aktyvumas upėtakių reikalavo būtent ryškesnių spalvų. Ir jeigu atkreipė dėmesį, ir bronza su raudona nugara, ir Valdo pamėgtas matinis su oranžinė papilvė ir dar kelios ryškesnės spalvos. O jeigu pratęsti kalbą apie formas, tai ir Valdui, ir man labiau patinka gaudyti su minau tipo vobleriais. Jie, sakyčiau, daugiau pasiduoda judesiui, tokie yra elastingesni, metasi geriau šiek tiek ir skirtingose vietose, kur reikia užgilinti, užsigilina, o kur norima pratraukti aukščiau, jeigu vieta šiek tiek netokia gili, seklesnė, ten pasiduoda būtent ir aukštesniam traukimui. Tiesiog meškerykočio galūnę prikeliam ir traukiam paviršiumi. Tai tiek trumpai apie voblerius. Iš tikrųjų, tai neįsenkanti erdvė eksperimentams. Kiek upių, kiek vietų, tiek ir variantų. Na ką, mes kylame į kalną ir judėsim link mašinos. Noriu padėkoti Valdui už šiandienos žūklę. Tikiuosi, bičiuliai, kad pamatėte, kaip, kur ir ant ko sugauti vasarinį margutį. Nu, aš savo ruožtu noriu tik pasakyti, kad, bičiuliai, tikrai šitą žūklę ne kiekvienam. Reikia papildomo fizinio pasirinkimo, norint praeidyti po lietuviškas džiunglės. Kągi, šiandien tiek, buvo smagu, susitiksime kitą sekmadienį tuo pačiu metu. Iki! Viso geriausio.